Sveiki, čia Virtuvės mitų griovėjų TV, ypatinga laida, o ypatinga jinai todėl, nes laidą vesiu ne aš vienas. Todėl į studiją kviečiu Silvestrą iš Rūdiškio. Silvestrai, labas. Sveiki. Papasakok mūsų žiūrovam, kaip tu čia atsidūrei. Tai atsidūriau čia, kaip jūs svečiavotės mūsų gimnazijoje ir apie mane papasakojo jums mano technologijų mokytoja. O technologijų mokytoja papasakojo tai, kad Silvestras jau nuo jaunų dienų nepraleidžia technologijos pamokų ir nuolatos net užsibūna ir po jų ten. Tai Silvestrai, ką tu mėgsti labiausiai gaminti? Tai labiausiai mane domina konditeriniai gaminiai, tai tokie kaip tortai, pyragai, kas nors saldaus, tas, kas daro mūsų gyvenimą saldesnį. Ok, nuo kelių metų pradėjai gaminti? Kažkur nuo 13. Ką pirmą gaminai? Buvo blynai. Blynai, lietiniai blynai. Taip. Tai o kokius šiandien blynus čia mums esi paruošęs? Šiandien esu paruošęs šokoladinius blynus tortui, biskvitinius šokoladinius blynus. Iš kurių gaminsi tortą? Taip. Ok, liuks. Tai kiek kartų gaminai šitą tortą gyvenime? Žinokit, nesuskaičiuosiu. Ok, tai gerai. Tai Silvestrai, aš tada palieku tave vieną šioje studijoje, beje, tau patinka mūsų studija? Žinoma. Tai tu jauskis kaip namie, ne per daug. Gerai. Ir jeigu reikės kažkokios mano pagalbos, tai tu šauk, bet va, 3 visos kameros nusitaikiusios į tave, į tavo produktus ir parodyk, ką moki, parodyk Lietuvai, kaipgi reikia iškepti karamelinį šokoladinį tortą. Ok? Tai linkiu sėkmės ir iki. Tai tortą pradėsiu nuo pagrindo. Tam naudosiu sausainius, kuriuos dabar sutrupinsiu. Gautą masę pilame į dubenį. Ją pilame cukraus. Taip, mums reikės 90 gramų sviesto. Ir dabar išlydome. Ir išmaišome su šaukštu. Išlydytą sviestą pilame į gautą masę. Dabar gautą masę pilame į kepimo formą. Paskirstame po visą skardą ir suspaudžiame su rankomis. Dabar dedame į 170 laipsnių kaitintą orkaitę apie 10 minučių. Dabar skirsime kiaušinių trynius nuo baltymų. Toliau biskvito gaminime mes išplakame trynius. Kaip tryniai šiek tiek pabąla, dedame cukrų. Ir plakame toliau. Ir dedame miltus su kakava. Ir užpilame viską sviestu. Tai susiplakėm mišinį su tryniais, dabar plaksime baltymus. Baltymai išplakti, viską galima maišyti. Dedame baltymus palaipsniui, nes masė gavosi kieta, tą suminkštinti.
Baltymus atsargiai sumaišėme, juos dedame tiesiai į sviestinio popieriaus lakštus. Ir viską lengvos rankos judesiu išlyginame. Dabar abi skardas nešame į orkaitę, įkaitintą iki 170 laipsnių temperatūros, 20 minučių. Alfai, reikia tavo pagalbos. Tikiuosi šitos pagalbos, prašau. Taip, dėkui. Kol kepa biskvitas, pasidarysiu kremą ir jam man reikės grietinėlės. Kurią dabar išsiplaksiu. Taip, grietinėlė jau išplakta. Dabar šiek tiek susidėsiu vėlesniam laikui. O dabar į gautą masę dedu karamelinį kremą. Ir viską gerai išplakame. Ir standumo mūsų įdarui suteiks šokoladas. Naudojame pienišką šokoladą, kurį ištirpėme iš anksto ir jį išmaišome su šluotele. Dabar galime surinkti tortą. Tai dedame visų pirma pusę kremo, kurį gavome. Ir jį išlyginame visų plotų. Po pirmo sluoksnio kremo dedame pirmą atvėsintą biskvitą. Iš pirmo tik pažiūrime, ar tinka. Nereikalingus kraštus nupjauname. Ir sluoksniuojame. Pilame antrą sluoksnį kremo. Kratome, kad viską išlyginti. Ir dedame likusį kremą ant viršaus. Ir dedame iš anksto pasiliktą suplaktą grietinėlę. Silvestrai, matau, kad tortas beveik jau paruoštas. Kaip tu sekėsi? Puikiai. Prieš tai labai kažkaip tai jaudinaisi, bet aš manau, kad puikiai susidorojus šitą užduotimi. Ir dabar jau geriau jautiesi čia? Taip, žinoma. Dar norėtum čia pasilikti, aš manau, ne? Taip. Tai žiūrėk, aš esu čia paruošęs keletą šviežių uogų, kurias galime gal kaip krūvelę sudėti ant tavo torto. Žinoma. Papuošti gerai, aš irgi prisidėsiu kažkiek tai prie tavo torto, jeigu tu man leisi. Nors aš jau padariau visą tai. Taip, va čia kažkiek tai. Ir manau, kad šitą tortą dar gal papuošime čiobreliais. Čia jie auga ant specialių lysvių vertikalių. Papuoškime. Kiek dar. Taip, toks netvarkingas, galima sakyti, torto apipavydalimas, bet modernus ir šiltas. Tai aš norėčiau, kad tu šitą tortą nuvežtum į savo mokyklą rytoj ir pavaišintum ir pasakytum, kad buvai VMG kulinarijos studijoje ir gaminai drauge su manimi ir gal jau greitai mes pamatysime dar keliose laidose tave. Ar tu sutiktum? Žinoma. Kokį receptą arba kokį patiekalą gaminsi kitoj laidoj? Jeigu būtų tokia galimybė to sutikti. Na, nežinau, galbūt
kokį piragą ar... Aš mačiau eklerus. Ar eklerus, va, ane? arba galime eklerus mėginti. Mes manome, kad ir aš manau, kad Silvestrą dar sutiksime ir kitose mūsų laiduose. O jeigu jūs ten esantis ir žiūrite ir norite atsidurti čia ir puikiai ją gaminate, rašykite mum vmgmokykla.lt puslapyje rasite adresą ir gal jau kitoje laidoje atsidursit šalia Silvestro arba šalia manęs. Silvestrai, ką tu pasakysi tiem visiems, kurie šį kartą žiūri ir sako, kad oi, gal negaminsiu, gal čia labai baisu ir man tikrai nepavyks. Tai norėčiau palinkėti tiems, kas dar abejoja savo sugebėjimuose, tai būkite drąsūs, pasitikėkite savo jėgomis, visą laiką būna pirmas kartas ir čia yra super. Tai Silvestrai, dabar jau turbūt tavo mokytojo laukia linkėjimų, tai perduok vardą pavardę mokytojai linkėjimus. Tai linkėjimai Editai Vilčevskai, labai ačiū Jums už viską ir Jūs esate pati geriausia mokytoja. Ir Virtuvės mitų griovėjų vardu norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs auginate tokius žavius, šarmingus žmonės, kurie nebijo gaminti ir virtuvėje praleidžia be galo daug laiko. Tai siunčiame linkėjimus kartu Editai, ane? Ir visiems žmonėms, ir visiems moksleiviam, kurie nori ir gaminti ne tik mokyklose, bet ir namuose. Tai iki malonaus pasimatymo kitose laidose, o tave, Silvestrai, aš palieku su tortu ir tikiuosi, kad rytoj skaniai suvalgysit mokykloje. Žinoma. Tai skanaus visiems ir iki.